Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi pirmoji 2021 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Iki metų pabaigos pabaigta 60% dujotiekio su Lenkija, o Lietuvos geležinkeliai ruošiasi elektrifikuoti traukinius. Iš tokių vidutinių naujienų, iš Būtingės naftos terminalo į jūrą pateko bent pustonis naftos, o teismas sustabdė vieną sinchronizacijos projektą. Be visų šių dalykų, subsidijos paskirtajam tiekimui šiemet lieka nepakitusios, kiniškų investicijų valdantieji gąsdinasi Astravu, o į VERT vadovus siūlomas vadovės pavaduotojas. Štai papunkčiui. Niekas negalės virkti mūsų politinės valios. Jungtis su europiniais elektros tinklais. Yra turėti kiek įmanoma žemesnį kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Būtingės naftos terminale trūkus žarnai į jūrą išsiliejo nafta. Apie įvykį visuomeniai pranešė aplinkos ministerija. Bendrovė tik kitą dieną paskelbė, kad incidentas buvo suvaldytas. Esą poveikį aplinkai pavyko sumažinti dėl operatyvių, koordinuotų bendrovės, ministerijos ir atitinkamų valdžios institucijų veiksmų. Anot jūrų gelbėjimo koordinavimo centro, vėjas ir bangos teršalus išsklaidė ir jie šaltame vandenyje paskendo. Bendrovė žada infrastruktūros veiklą atnaujinti sausio 3 dieną. Žala gamtai dar skaičiuojama, preliminariai jis siekia apie 12 000 eurų. Bendrovė teigia, kad vietos valdžios institucijų vertinimų išsiliejusios naftos kiekis yra 480 litrų. Aplinkos ministerija anksčiau skelbė, kad 4 km ilgio ir 100 m pločio naftos dėmę galėjo sudaryti iki 2 tonų naftos. Ministerija dėl teršalų kiekio nustatymo kreipėsi į teisėsaugą. Tai ne pirma ir toli gražu ne didžiausia avarija Būtingėje. Didžiausia jų įvyko 2001-aisiais, kai iš Williams International valdomo terminalo į jūrą išsiliejo 59 tonos naftos. Per Būtingės naftos terminalą į Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą iš tanklaivių patiekiama beveik visa perdirbama nafta. Įrenginys veiklą pradėjo 1998 metais. Iš pradžių jis buvo naudojamas naftos eksportui, tačiau jo reikšmė importuojant žaliavą nepalyginamai išaugo, kai Rusija 2006-aisiais amžinam remontui uždarė link perdirbimo gamyklos vedusią Družbos naftotiekio atšaką. Vyriausybė nusprendė nemažinti Ignitis skiriamos paskirtojo tiekėjo subsidijos 2021 metams. Kaip ir anksčiau, bendrovei bus kompensuotas įsigijimo ir pardavimo kainos skirtumas visam pagal sutartį iš Equinor perkamam dujų kiekiui – 3,87 teravatvalandėm. Tai yra 4 standartinio dydžio, apie 140 000 kubinių metrų dujų kroviniai. Vadovaudamasi dabartiniu reguliavimu, bendrovė importuojamas dujas parduoda dujų biržoje, o patirtus nuostolius kompensuoja dujų vartotojai per vadinamąją terminalo dedamąją. Patvirtinusi subsidijos dydį 2021-iesiems, vyriausybė taip pat nusprendė pradėti rengti eilę reguliavimo pakeitimų. Siekiama paskirtojo tiekimo kiekio nustatymą perduoti reguliuotojui, tai neva procesą turėtų depolitizuoti. Bus siekiama pakeisti reguliavimą taip, kad būtų galima paskirtojo tiekimo kiekį tikslinti ne kasmet kaip šiuo metu, o ir metų eigoje. Be to, Finansų ir energetikos ministerijos atliks analizę ir pateiks pasiūlymus, kaip paskirtojo tiekimo kaštus būtų galima mažinti. Taip pat iki kovo pabaigos turės būti parengtas Igničio vykdomos paskirtojo tiekimo veiklos efektyvinimo planas. Europos komisija ir Kinija po 7 metus trukusių derybų šią savaitę suderino išsamią investicijų sutartį. Ji turėtų atverti dalį ekonomikos ir sukurti geresnės sąlygas ES verslui veikti Kinijoje. Tuo pačiu spaudžiant Pekiną atsisakyti konkurencijai žalingų praktikų, tokių kaip neskaidrios subsidijos ar prievartinis technologijų perėmimas. Susitarimas toliau keliaus į Europos parlamentą, kur, tikėtina, pasigirs reikalavimai į sutartį įtraukti griežtesnius Kinijos įsipareigojimus žmogaus teisų klausimais. Bent 2 Lietuvos Seimo komitetai išreiškė siekį užsitikrinti, kad sutartis dėl investicijų nesukurtų sąlygų į ES rinką patekti Astravo atominėje elektrinėje pagamintai elektrai. Esą, atvėrus šalies energetikos sektorių užsienio investuotojams, į ES bendrą rinką nepageidaujama elektra gali patekti per Kinijos bendroves. Patikinimą, kad taip nenutiks, iš susitikimo su Valdžiu Dombrovskiu, Europos komisijos vykdomuoju viceprezidentu, šią savaitę parsinešė ir premjerė Ingrida Šimonytė. Kinijos bendrovės jau yra investavusios į Lietuvos energetikos sektorių.
North China Power Engineering, NCPE, valdo didžiąją dalį elektros rangos darbų įmonės Energetikos tinklų institutas. Achemos grupė yra pasirašiusi bendradarbiavimo memorandumą su NCPE mama, valstybiniu Kinijos energetikos konglomeratu Energy China. Prezidentas į valstybės energetikos reguliavimo tarybos vadovus Seimui siūlo Renatą Pocių, kadenciją baigusios reguliuotojo vadovės pavaduotoją. Tai leidžia manyti, kad antiestravinio sąjūdžio padiktuota energetikos reguliuotojo pozicija dėl prekybos elektra su Rusija metodikos neturėtų keistis. Reguliuotojas įsitikinęs, kad Lietuvos pasiūlyta, kaimynų patvirtinta prekybos metodika neužtikrina antiestravinio įstatymo įgyvendinimo ir turėtų būti tobulinama. Inga Žilienė yra atleidžiama iš pirmininkės pareigų pasibaigus kadencijai. Jos pavardė buvo minima viešojoje erdvėje tarp kandidatų į energetikos viceministres. Amber Grid skelbia iki metų pabaigos atlikusi 60% Lietuvos ir Lenkijos dujotiekio GIPL darbų. Paskutinėmis metų dienomis dujomis užpildyta 72 km ilgio naujojo dujotiekio atkarpa nuo GIPL pradžios Širvintų rajone iki Alytaus. Įgijęs jau suvirinta 125 km dujotiekio, vamzdynas paklotas Vilniaus Širvintų, Elektrėnų, Kaišiadorių, Prienų, Birštono ir dalyje Alytaus rajono. Per 2020-uosius prasikasta po Nerimi ir Nemunu, įrengtas GIPL pradžios taškas šalia Jauniūnų dujų kompresorių stoties, o pastatyta atkarpa sujungta su dujų perdavimo sistema. Dujotiekį planuojama užbaigti iki 2021 metų pabaigos. Šią savaitę naujienų agentūra BNS pranešė, kad Vilniaus apygardos teismas Energetikos tinklų instituto prašymu gruodžio 23 dieną sustabdė Litgrid įgyvendinamą elektros linijos Jurbarkas Bitėnai rekonstravimo projektą. Bendrovė teismo prašo panaikinti lapkričio 20 dieną Litgrid paskelbtą laimėtoją ir konkursą rengti iš naujo. Projektas yra Baltijos šalių sinchronizacijai su kontinentinė Europa reikalingos jungties nuo Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės iki Bitėnų pastotės dalis. Ja iki šiol planuota pastatyti iki 2023 metų pabaigos. Pasak teismo, konkurso objektas nėra susijęs su išskirtinėmis aplinkybėmis, kurios sukeltų didelę žalą Litgrid ar visuomeniai. Ir galiausiai, LGT Link, Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė, pradėjo viešųjų pirkimų procedūras elektrinių traukinių, taip pat ir galinčių baterijų pagalba važiuoti neelektrifikuotais ruožais pirkimui. Planuojama įsigyti 30 naujų elektrinių traukinių, dalis jų būtų su baterijomis. Lietuvoje yra elektrifikuota vos 9% geležinkelio, tai mažiausia dalis Europos Sąjungoje, kurioje šis vidurkis siekia 52,7%. 731 km ilgio geležinkelio ruožo Vilnius-Klaipėda elektrifikavimo projektas prieš metus buvo sustabdytas ir išskaidytas į dalis. Vasarą gautas finansavimas Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimui. Tikimasi visą ruožą elektrifikuoti iki 2023 metų pabaigos. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kuria sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip bene viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria ir socialiniuose tinkluose. Aprašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas, taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Su naujais metais ir iki kitų kartų.